štai dar vienas ankstyvas šeštadienio rytas, nesimiega, nes susiruošiau į žygį. Šį kartą jisai panašiu atstumu kaip praeitą kartą, važiuosiu į Latviją. Miestelis vadinasi Tukume. Žodžiu, niekas nežino kur, bet pagal žemėlapį visiškai netoli Jūrmalos, keliolika kilometrų nuo jūros, tai pabandysiu aplankyti ir jūrą, bent jau trumpam. O dabar kelias iki vietos apie 4 valandas, tai šildausi mašiną ir tuoj pajudėsiu. Na štai, atvažiavau į vietą, įveiktas 1 kilometras, toks įdomus Pajūrio miestelis, žygeivių beveik nėra, tai žygiuosiu turbūt visą laiką vienas. Tik ką išėjau iš miestelio, toksai miegantis, ramus, kažko primena Močiučių Palangą. Apskritai niekas nevyksta, žmonės atsipalaidavę vaikšto, žmonių mažai. Ir šiaip nėra į ką žiūrėti. Tai džiaugiuosi, kad po truputėlį išeinu į gamtą. Ir pasižiūrėsim, ar yra čia kažkas gero ir įdomaus. Draugai dažnai manęs klausia, sako, žygiuoji ten ir ten, nueini 100 kilometrų, kokia viso to prasmė? Manau, kad teisingas klausimas, nėra jokios prasmės, tiesiog grožis, ramybė, atsipalaidavimas, persijungimas. Visiškai netikėtai aptikau slidinėtojų rojų. Pasižiūrėkit ten, kiek žmonių, visi keltuvai užimti, ant kiekvieno čiuožia žmogus, kyla į viršų, leidžiasi į apačią, tada va šitoje vietoje dar į šoną čiuožia ir iš kitos pusės leidžiasi į apačią. Matosi, kad mūsų žiemos vis dar trumpos ir sniego būna mažai, todėl žmonės kiekvieną galimybę stengiasi išnaudoti ir pasidžiaugti to sniegu. Visi žmonės čia žygyje nieko nėra, bet čiuožinėjančių trasa užimta 100%. Bežygiuodamas aptikau štai tokį įdomų statinį ir panašu į tai, kad čia yra apleista trasa ir žmonės matyt nuo jos čiuoždavo kažkur va ten, leisdavosi ir čia einant supranti, kad yra be galo dėkinga vieta slidinėjimui, nuostabus landšaftas. Atsibosta slidinėti, jūra čia pat, ta pati Jūrmala ir Ryga už 60 km. Tai tikrai nuostabi vieta, kurortas, Latvijos slidinėtojų meka. Ir čia matyti ir žiemą, ir vasarą. Yra puiku, faina praleisti laiką. Ir įtariu, kad čia greičiausiai ir nakvynė yra netgi labai įkandama. Tai toks poilsis kaime ir prie jūros tikrai puiki vieta. Na štai, įveikiau 18 km. Pietų vieta, kaip matote, buvo tuštutėlė. Tiesa, žmonių radau pagaliau. Iš tiesų jie išėjo anksčiau, dalis žmonių. Ir
tiesiog neskubėdami, skaitydami čia įvairias lentas, aprašymus šitų vietų, jie ėjo žymiai lėčiau. Tai va, tai aš tiesiog aplinkiau ir už manęs dabar nemažas būrys liko pietauti, o aš nelabai turiu laiko šiandien, iš tiesų kelionė 8,5 valandos, dar noriu suspėti nulėkti Jūrmalą prie jūros, jau čia esu, tai nutariau nepietauti ir tiesiog žygiuoju toliau. Na ką, jūra aplankyta, nuėjau prie pačio didžiausio ir ant jūros kranto esančio turbūt vienintelio Baltijos šalyse Baltic Beach Hotel Latvijoje, Jūrmaloje. Labai tikėjausi, kad bus apšviesta, sutvarkyta krantinė ir kažką pamatysiu, bet nieko nepamačiau. Viešbutis irgi tik šiek tiek papuoštas, restoranai pilni žmonių, tai tokiu laiku, metų laiku ir paros laiku, manau, žmonėm daug įdomiau yra skaniai pavalgyti, nei pabūti prie jūros, bet kuriuo atveju buvo faina, tikslą pasiekiau, na ir su šiuo žygiu turbūt viskas, po truputėlį judėsiu namo. Ačiū, kad žygiavote kartu su manim ir iki kitų kartų. Iki.